Susirinkom šiandien paskutinį rugsėjo sekmadienį. Reik mum atlikti pareigą, taigi pažadėjau ištraukti paskutinę video, kur mynėm pajūrių, ištraukti nugalėtoją. Aišku, jūs nesveikinat manęs, nebuvo tokie aktyvūs kaip norėjęs, tai tų sveikinimų nėra daug, tai pakratam ir aišku padovanosim šitokią kepurėlę ar būzį. Gerai, tu gal trauksi, kad būtų sąžiningai. Tik nepaleisk, nes vėjas labai didelis. Ištrauk patį geriausią ir laimingiausią. Taip. Traukiam, rodom. Taip. O! Surogatovič, susisiekit su mum. Jeigu matot šitą savo užrašą, jums priklauso mano kepurėlė. Ir aišku, dar kokią nors, simbolinė saldi dovanėlė. Susisiekit su manim, parašykit aišku, galima po komentarų parašyti kontaktus, adresą, kur galima atsiųsti ją. Arba galit parašyti man į Facebooką, Daiva Petrikaitė, susiraskit per Messengerį, parašykit žinutę, tikslo adresą, įmesiu į paštomatą ir šitą dovanėlę atkeliaus pas jums. Tai ačiū, kad dalyvaujat, ačiū, kad būnat kartu, ačiū, kad žiūrit. Nuo spalio mėnesio pradedam savo vasaros serialą, tai jis nedidelis, tik tais 8 serijų, bet bus visko, bus ir lietaus, bus ir vėja, bus ir vingių. Tai iš viso mes po Latgalės kraštą susukom apie 792 kilometrus, netgi mynėm 8 dienas ir visos dienos tikrai buvo labai sudėtingos, netgi buvo virš 100 kilometrų. Valgiam skaniai, gaminom, virėm, maugdėmės juoduose ežeruose. Nu tai ką, sėkmės žiūrėjime, laikinam, spaudžiam patinka, prenumeruojam ir ate. Vasaros saulė kelią nušviečia, džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus. Vėjo pagautus tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Lietus ir vėjas, kelias duobėtas, mums nebaisus. Noras keliauti, saulę pagauti, vienija mus. Vėjo pagautus tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Vėjo pagautus tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu.